Pirmą kartą skridau į komandiruotę ir skridau visiškai viena, keliavau į didžiausią mados mugę Švedijoje. Pirmą vakarą aplankiau įdomias mados parduotuvės, suvalgiau labai skanų vištienos boulą ir ėjau į Airbnb. Turėjau tik jo adresą, bet neturėjau jokių nuotraukų, tai buvo staigmena pamatyti, kur gyvensiu. Ėjau miegoti, nes buvau labai pavargus, tada ryte atsikėliau, užsidėjau savo mėgstamiausią suknelę, pasidažiau ir lėkiau į parodą. Turėjau susitikimą, apžiūrėjau stendus ir bendravau su įvairių brandų atstovais. Parodoje labai patiko, nes buvo labai daug įdomių drabužių dizainų bei aksesuarų. Tik nepatiko tas, kad kai užsisakiau mažą indelį sriubytės ir arbatos, už visą tai sumokėjau 14 eurų. Vakare apėjau senamiesčio salą Gamla Stan ir jos parduotuvės. Paskui pasivaikščiojau prabangiame prekybos centre ir vakarieniai nuėjau suvalgyti rameno. Dar parodysiu, ką gavau mugiai. Tai šitą tote bag, tada tekstilės kvapiklius, pūkų nuėmėją, auskarus. Ir dabar labai madinga tašės pakabuką Charms. Tai vat, tokia buvo mano kelionė. Pasidalinkite komentaruose, ar ir jūs esat buvę Švedijoje ir ar jums patiko. Taip pat kviečiu mane pasiekti ir stebėti kitus mano video. Ikiukas.